Top Sport lažybos, Top Sport ruletė, Top Sport kazino, Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Gerai, direktorių lygos komercijos plėtros ar kaip ten tos pareigos išvijom. Tada bandėm prikalbinti iš pradžių atsisėst, nesėdo, tai šitas podcast'o epizodas bus su mumis trim. Arūnas Klimavičius, Žydrūnas Grudzinskas ir aš Lukas Gintautas. Susirinkom pakalbėti apie lygos reikalus, susirinkom pakalbėti apie LFF taurės reikalus ir šiaip apie reikalus. Tai sveiki vyručiai. Labą. Kaip reikalai? Žydrūnas, žinau, turėjo smagę vakar dieną. Kelionė su Transinvest į LFF taurės rungtynės Klaipėdoj, vėlyvas grįžimas namo, ar ne? Taip, tikrai vėlyvas. Bet įprastas, aš ten kartais mėgstu panaktinėti, jeigu futbolo daug, tai būna ir iki 2, taip ir nemėgia. Tai man nebuvo tokių, vadinkim, lomkių, kaip kad kitiem kolegam, kurie autobuse ten po čempionų lygos to pusfinalio jau lūžinėjo. Aš dar likau budrus. Bet Žydrūnai, ne tik tai Klaipėdoj buvai ir mes pristatau tau, kad mes turim tokią rubriką, ką kas veikia. Kartais gali. Vieną kartą į mėnesį gali, bet turi būti tik tai su futbolu susiję, tik tai. Tai žinau, kad ir už Lietuvos buvo išvykęs, tai va pasakok. Tadas bandė į tą kelionę įsiprašyti, neįsiprašė. Gal kažkada įsiprašys, bet jau bandymas buvo, bet, kaip sakant, pradėti bandymus, o po to jau gal ir kažkada, tai žodžiu, Austrijoj buvo, taip? Taip, su žmona važiuoju, bet jeigu ką, Tadai turėk omeny, kažkada žmona paliksiu iš borto, būdu važiuosiu. Taip. Ir aš iš žmonos vaidmenį atlikti, ne? Čia jau, žinai, čia jau tik tai mūsų, tam čia tokie galim kažką, čia prašom į viešumą, nešto dalykų. Taip, kad teko pabūti keletą dienų. Ir, pamatyti vėl tą virtuvę iš vidaus šiek tiek, vėl Tai čia bazėj buvai? Taip, nes vyko rungtynė šeštadienį ir mes išvykom porą dienelių anksčiau, tai ta prasme vis tiek eidavau į treniruotę žiūrėti, eidavau jau, ir į rungtynę suprantama. Bet čia kaip tėvus leidžia, bet ko neįleis? Ne, į bazę į treniruočių metu neleidžia, yra uždara, bet į rungtynės leidžia. Sakai, treniruotės eidavai? Ne, treniruotės ten yra kaip, aikštės labai arti tvoros ir tu stovi per 10-15 metrų. Jo, tai tu viską matai. Čia kaip NFA stadione, kur žiūri per nuo dviračio. Principė, ten dar arčiau iš esmės. O nėra reklamų uždengtų? Ne, nėra. Nes ten nėra vyrų komandos, ten nėra pagrindinė komanda, taip, turi savo bazę atskirą, ten savo kosmodromą, kai aš vadinu, turi atskirą. Jo, ir jie ten jau užsidarė, jau ten turi. Toli vienas nuo kitų? Pačiam Salzburge viskas ten yra tik tai toliau, taip, nėra prie pat, kad ten... Bazės, ne prie pat. Štai jaunimo bazė yra labiau, vadinkim, gal, ne tai, kad užmiestis, nes jau Salzburgo riba, upė ir Vokietija. Nes natūralu, kad tokius aikštynus, tokį plotą neturėsi centre kažkur. Čia logiška. Tai teko vėl pamatyti tą treniruočių procesą. Aišku, aš ten išsiklausinėjau sūnaus, kas bus, ką ten kokioje treniruotėje planuoti, kaip ir treneris pasižiūri tą visą procesą, kaip valdoma komanda, kaip viskas vykdoma, pratimų, kokie pratimai, visas intensyvumas, visa kokybė. Tai tikrai smagu ir rungtynę žiūrėjau. Bet gal grįžtu į... Rungtynės, koks čia lygmuo ir su kuo? Lygmuo taip, Dovas dabar žaidžia už, vadinkim, tą U18, kaip pas mus, kaip pavyzdys elitinė, yra U18, tai ten yra ta, vadinkim, trečia pakopa Red Bullio pirma komanda, Lieferingas žaidžia Bundeslygoje antroji, vyrų futbolą, nors ten žaidžia jau 7, 6 gimimo, 5 jaunimas, ten stipriai stovi vidury lentelės, ten prieš kelis turus apsilošė antrą vietą, toj Bundeslygoje, kas iškritę iš jau stipriausios lygos. Tai ta prasme, ten jaunimui tikrai yra platforma apšaudimų tiesiog fantastiška. Tai dabar, kadangi buvo po skarlatinos, 2 savaitės sirgo, ar ten buvo atranka anksčiau į tą Kazachstaną nevažiavo. Ir kur įdomu, nes jis Velykas čia buvo ir po to Red Bullis sako, atskris pas mus, nors pas mus buvo vizitas, kaip pavyzdys, iš Šeškinės polikliniką, ten gegužės, o dabar kažkada, ten pradžioj, tai, sakau, žiūrėk, ten vis tiek tas medicinos lygis su visą pagarbą mūsų bendrom tom medicinos įstaigom, turėtų būti aukštesnis. Ir jis nuvažiuoja ir ten jie
prižiūri, vadinkim, šiek tiek ir po to jau daktarai ateina ir ten nukreipia į Red Bullio kliniką. Aš apie tai nebuvau žinojęs, nes ten ankstesnėse laidose minėjau apie tą visą virtuvę akademijoje, kaip yra visos atsistatymo, kokios priemonės, ten tie spa centrai, baseinai, štanginės, ten tos ir visa kita. Ir visos gyvenimo sąlygos. Nu, tai sakau, tu man ten truputėlį pafilmuok, parodyk, kaip ką, žinai. Nu, iš išorės rodo pastatas kaip pastatas, viduje nelabai galima, jis ten kelias nuotraukijas padarė. Ir sako, tėtė. Nu, sako, jo, sakau kas, nu, Šeškinėje ir Santariškėse ten kiek buvę, nelabai ten galim kažką prilyginti. Tai esmė, kame, Red Bullis turi savo kliniką, ne tai, kad futbolo, ten važiuoja visi formulės, visi pilotai, visi ekstremalių sporto šou, ta prasme, visos tos sistemos, aišku, aš tikiu ir Leipzige yra tas, žinai, tai, nu, kaip pasakė, ką darė ir kokią aparatūrą, kaip kas, nu, supratau, kad į geras rankas pateko. Tai vėlgi, kur esmė, nes dabar gal irgi girdė ir ką žiūrės iš jaunimo trenerių ar akademijų ir apskaitai dėl mūsų požiūrio po ligos į grįžtančius vaikus ir, na, mūsų, vadinkim, tą medicininę priežiūrą, kas yra labai labai svarbu, tai nežaidė futbolo, grubiai tai paėmus, 5 savaitės. Skarlatina yra tokia šlykšti liga, kada ten, nu, širdies raumenį ir kada paaugliai jie auga, vystosi, yra labai labai svarbu žiūrėti krūvį, kada tu gali ir ką duoti. Tai 2 savaitės sirgo, antibiotikai, ten viskas tvarkoj, po to jau atrodo, kaip sakau, gerai jaučiuosi, viskas tvarkoj. Treniruotę padarė, vėl kraujas, tas tyrė, ne vaikelį, savaitę. Dviratukas ramiai, ta prasme, įvedinėja. Ir taip atrodo, atvažiavai, nu, kaip pas mus. Baigiai gerą antibiotikus, baigiai. Savaitė praėjo, gerai jautiesi, gerai. Nu, ir varyk. Nu, ta prasme, gerai jautiesi, šutink. Kitą savaitę vėl krūvius duoda, vėl žiūri. Į kliniką tą širdies daro echoskopiją, pasižiūri raumenį, viską, širdį jį patį jam rodo, aiškina. Viskas tvarkoja, neskubi, niekur neskubi. Tai va, tai dabar išėjo 5 savaitės po tokios, atrodo, vaikiškos lygos ir gavo, treneriai pasikeičia, sako, taip, žiūrėk, arba žaisi už tavo 18, nes ten liko 4 turai ir ta komanda, kuri laivė, patenka į tą Youth League čempionų, kur dabar Red Bullis pralošė pusfinalį į Trabzonsporą. Barsa finale apsilošė Trabzonsporą. Tai ir sako, dabar, žiūrėk, sako, čia galim duoti kokie 15 minučių tam intensyvume, arba, sako, eini žaisti už 9 metus, už metais jaunesnius, ten keli gali žaisti, vadinkim, tie vyresni, bet, sako, ten kėlinį, kad įeitum į tą varžybį ritmą. Ir taip galvoju, žinai, va tokios detalės, atrodo, nusmulkmenos, ne? Bet tu suvoki, kad ta sistema antiek funkcionuoja štai tokiam lygmenį ir tada suvoki selekciją, priežiūrą, traumingumo, tokie niuansai, neatsistatymas. Aš ten anksčiau buvau minėjęs apie tą aparatą, kur ten slėgiai visi, kur kainuoja virš 400 000 stovi, dar žmogų reikia turėti, kuris moka su tą aparatūrą dirbti. Ir tada tu supranti, kad mes, nu, atsiliekam labai labai daug, bet kartu žiūrint į tą jaunimo futbolą, kai stebi tuos pačius austrus, danus, ten italus jaunimo rinktinės, na, nėra to tokio milžiniško skirtumo. Tai pagalvoju, kiek man atrodo, tai reikia dar pagerinti pas save viduje. Štai tokius atsistatymo priemonės jaunimo vyriausiom grupėm. Ne, kad turėti, aš suprantu, tai pinigai, aš suprantu, kad klubams sunku, bet jeigu norim užsiauginti ir savo A-lygai lietuvių, kur dabar visi virkšlenam, kad mes neturim ir negalim remtis, nes, nu, kažkodėl tų lietuvių nieks neužaugina. Tai čia viena ir iš tų detalių, kur mum nematoma visai, dėl to mes ir neužauginam. Nes tie vaikai atėjo iki 25, ten 20, nežinau, 23-25 metų traumos kryžminiai plyšta, tas nutinka, aišku, čia, nu, visiems tas gali nutikti ir čia nebus taip, kad ten turėk gerą mediciną, ten nebus traumų ir dar kažko tai. Bet link to einant tikrai tą visą procesą treniruočių valdant ir turint kokybę priežiūroje, na, suprantama, kad mes ir paruoštumėm tuos jaunuolius visiškai kitaip. Tai štai čia jau yra tikrai ta milžiniška takoskyra, kur mes, na, nežinau, ar galim apskritai kada nors pavyti. Nu jo, ir čia vadinkim, aišku, Austrija, ten gal kiti klubai, kur turi žymiai didesnius biudžetus ir skiria akademijai, gal irgi ten, vadinkim, viskas taip vyksta, bet kiek teko važinėti, Arūnų irgi klubuose buvęs ir akademijas galbūt matęs, tai ir Anglijoje keletą klubų, ar toj pačioje Ispanijoje, ta pati Barcelona, tai, nu, Vokietijoje dar nebuvęs tose Bundeslygos klubo akademijose, bet iš esmės tai, ką turi Austrijoje, tai ten kažkas nerealaus.
Tai ką pasirinko? 15 minučių ar kiek? Ne, kėlinį žaidė, tvarkingai, ramiai, matau, po truputėlį įdinėje, dabar va, pasišnekam kiekvieną dieną tos treniruotės, viskas jau pilnai, viskas tvarkoja, tai va, tikimės, kad jau rungtyniaus pilnai už, vadinkim, tuos 7-8 gimimo komandą, tą U18. O kaip jam ten daug iki tos jaunimo lygos čempionų? Jeigu ne šita liga, jau į fotosesiją darė, jau su tą aprangą, kur važiavo į tą ketvertą žaisti, Trabzonsporo, kur pusfinalis, bet, tai ir liko tik nuotrauka, nes ta liga, užtraukė rankinį ir negalėjo, nes tau liferingo, nes ten irgi, Arūnai, įdomu, yra 5 gimimo, kaip ir čia buvo, atsimint, Jansono žaidė 5 gimimo prieš Manchester United, čia prieš Velsą, tai gali 3 žaisti 5 gimimų, ta prasme, vyresniai. Šiaip ten, pavyzdžiui, 6-7 pagrindas yra, bet 3 gali įmesti. Tai va tie 3 įmeti ir jie šiek tiek keičia tą visą, vadinkim, kontekstą tos komandos. Tai iš tam Liferingė buvo traumuotų, iš tos, vadinkim, jau kur vyrų futbolą žaidžia jaunuoliai, buvo traumuotų, tai iš esmės, jam buvo galimybė į tą išplėstinį sąrašą patekti, jau būnant 8 gimimo, ir vykti ten į Šveicarijoje įvyko tas ketvirto finalas. Tai kaip ir buvo arti, bet dėja, liga, nieko nepadarysi. Taip kad tegu treniruojasi, tegu dirba ir jeigu bus vertas, turės variantų kitame. Jo, linkėjimai Dovui, o mes ką? Arūnai, tu turi gal ką nors irgi? Ne, aš kitą kartą išnaudosiu. Tu su tenisu buvai, ne? Ne, aš kitą kartą išnaudosiu savo tą. Supratom. Darbus. Jau suplanavęs. Gerai. Pas Arūną išėjimai, viskas sudėliota. Tvarkoj, galim pereiti prie A lygos reikalų. Prabėgo 10-asis turas, kuriame buvo labai įdomių rezultatų. Ir pradėkim turbūt iš eilės. Nuo pradžių Hegelman išvykoj 3-0 atskalbė Šiaulius. Šiauliai grįžo į centrinį miesto stadioną, grįžo irgi vėl su eisena, vėl daug žmonių stadione, apie 1500 dabar pagal protokolą reikia įsijungti. Tiksliai yra suskaičiuoti tie žiūrovai 1473 žmonės, tai tikrai geras skaičius ir Šiauliai jau tampa tradicija, kad prieš pirmas rungtynes vyksta ta bendruomenės eisena, neišgąsdino ir blogas oras, bet rezultatas nekoks, Hegelmanai po standartų 3 įvarčius įmušė. Mačiau irgi diskusijas, kad tokie, kaip čia pasakyti, pasiteisinimai netgi kažkokie tam tikri komentaruose, tiesiog iš žmonių, ne iš klubo, bet tiesiog iš žmonių ir galių, kad Šiauliai mes mažiau ilsėjomės, žaidėm su riteriais, taurės rungtynes, išvykoj, Hegelman daugiau poilsio, tai kaip jūs galvojat, čia galėjo tas suvaidint tą lemiamą vaidmenį, kad 3-0 rezultatas, ar vis tik tai čia labiau tokie sliekų ieškojimai? Tai čia dėl to tada turbūt ir nėra, dėl tvarkaraščio, kad būtume sulaukę atsakymą, dėl to ir pabėgo. Matai, taurės tvarkaraščio tadas jau nedėlioja. Vis tiek tu kažkiek, žinai, prisiderinti, bet ne apie tai turbūt. Bet aš manau, kad kiekvienoj bendram tam ilgam metų čempionate kažkada bus, kažkada vienas turi mažiau, kitas daugiau, tai čia dėl to... Bet kita ūrė įsiterpė, tai čia natūralu. Galim čia viską surasti. Faktas, kad turbūt ir ten... Kiekvienas ieško ir matėm dabar Barcelonos po vakaro. Treneris irgi ieško pasiteisinimų. Tai čia nesvarbu, koks lygis, vis tiek tu kažkur ten ieškai pasiteisinimų. Bet aš manau, kad tas rezultatas ir Hegelmano vieta... Tos 72 valandos yra išlaikomos, ne? Aš dabar nesigilinu tiksliai į tas datas, bet tikrai niekas nežais, kada tu neturėsi tų 48 valandos, ta prasme, po rungtynių, praeina iki kitų rungtynių. Tikrai niekas taip nežaidžia ir manau, kad tas laiko tarpas, tas limitas tikrai buvo išlaikytas ir ten... Faktas, čia dėl to taip. Ir čia, galų gale komandos turi galimybę rotuoti, taurė yra viena, kita, bet, aišku, ten rungtynės sunkios. Čia taip pat varžovas rimtas, stiprus ir kai praleidai įvarčius antrajame kėlinyje po standarto, tada pradedi jau, vadinkim, lengvai filosofuoti ir žiūrėti į tas visiškas smulkmenas, į tą galimą nuovargio foną, koncentracijos pametimą, nes tai aišku yra. Ir vėl grįžkim trumpam prie tos medicinos pusės, atsistatymų galimybės, ne? Ten didelės tragedijos nėra top levelį, top lygose, dėl tų, vadinkim, diena daugiau mažiau, nes ten tave paruošia taip, tave ištiria taip, kiek tu gali žaisti minučių. Aš kalbu apie tai, kad tavo
organizmas leidžia būti nuskaitomas taip, kiek tu temsi maksimaliom apsukom. Pas mus to nėra. Natūralu, kad jeigu žaidėjas sužaidė gerai praeitose rungtynėse, jis ilsėjosi vienaip kitaip, tu nežinai, jo klausia, kaip jautiesi, gerai jaučiuosi, ir nežais. Ir ten gal natūralu, kad gale rungtynių ten prie standartinių situacijų, ką praleido Šiauliai, šiek tiek koncentraciją pameti, tas suminis nuovargis ateina, tada tos klaidelės virsta štai tokiais įvarčiais. Jo, kalbėjom apie tos standartus, tai visi įvarčiai mušti galvą. Ir jau ne pirmos rungtynės šitam sezone, kai Hegelman sugeba būtent tų standartų dėka išsigelbėt, sugeba mušti tuos įvarčius ir laimėti rungtynės. Ar stebėdami Hegelman žaidimą šiemet pastebit kažką tokio, nežinau, specialaus, ką jie daro prie tų standartų? Matot kažkokius atidirbtus dalykus, dėl kurių krenta tie įvarčiai? Aš apie... Sakyk, tu aš labai greitai. Gerai, tu paieškok. Kiekviena komanda turi paruošusi savo standartus konkrečiom rungtynėm. Ir tas yra šlifuojama treniruotės, ypatingai gal išvakarėse prieš jau rungtynės, jau tos detalės sudėliojamos. Ir kai yra sunkios apylygės rungtynės, gali manai geriau statistiškai atrodė, bet esmė ta, kad kada sugebi realizuoti standartus, tai yra labai svarbus aspektas laimint rungtynės, kada tau yra sunku. Ir gali manai, kaip minėjai, išvelgti standartų tendencijas, tai reiktų analizuoti kiekvienas rungtynės, žiūrėti jų, kaip žaidžia, tada gali išvelgti iš ten 5 standartų pasikartojančius 2, kaip pavyzdys kokius ar 3, nes vis tiek treneriai įmeta vieną kitą naujovę, kad ir varžovai analizuoja, kad nebūtų taip lengva nuskaitinėti. Taip, kad čia tikrai tas standartų aspektas, kuo aukštesnis lygmuo, jis yra tuo ir svarbesnis. Prisiminkime ir vakar rungtynės Čempionų lygoje Interas Barsa, ten, kai žaidė baudos smūgį, kur atrodo ten 17 metrų gali smūgiuoti, ten 16 su centais. Tai atrodo, gali ten smūgiuoti, įžaidė fantastiškai ir ten vėl matosi namų darbai, ką nebuvo pasiruošę Interas. Tai čia lygiai tas pats. Manau, Andrius Karlos štabo darbas yra, kad kažkuo varžovus nustebinti ir Šiaulius nustebinti. Ir tie kampiniai, aš manau, kad irgi pritarsiu, kad galbūt ten nėra kažkaip labai išreikšti deriniai, nes ten Arsenalą pažiūrė, ne, kur ten subėga, kiekvieną kartą ten matai kažką. Dar Žalgiris Kindišo ieško, ne, ten jau gali žvelgti. Jo, kažkur taip. Aš čia sakyčiau individualus meistriškumas aikštelė esančių ir tas ūgis, sakykime. Ir gebėjimas galba taip. Ir dar man patinka Esmilis dažniausiai kelia kampinius. Pasi labai, pripažinkim, kad aš sakyčiau 50% įvarčio po kampinio dėka yra tas, kas paduoda. Nes jeigu tu paduosi tą balionėlį kažkokį ir dar ten reikia laimėti ir dar pramušti, o reikia tiesiog atbėgti, galvą pastatai, eina. Dabar, kaip tu trenerio pavardė Anglijai? Royce Hodgsonas, trumpai, kur treniravo, ir Harry Kane'as prie jo keldavo kampinius. Harry Kane'as, puolėjas, ten 1,90 m, galva labai gerai žaidžia ir žurnalistai uždavinėjo klausimus, aišku, ten trumpai pabuvo, klausė, kodėl Harry Kane'as kelia kampinius, nes, palauk, kad jis galva idealiai žaidžia. Neturiu nei vieno, kas gali pristatyti kamuolį tą tašką, kur reikia. Tai tavo atsakymas dėl ko, kiek svarbu yra atlikti, pakelti kamuolį tam tikrus taškus, ne tai, kad ten turi pataikyti 50 cm tą plotą, bet pakabinti kamuolius tokius, kad gebantį žaisti galvą žaidėjai, tiesiog tose zonose ateina tie kamuoliai už tai ir pelnom įvačiai. Tu lošk galvą geriausiai ir labai gerai žaidži galvą, bet jeigu aš tau nepakelsiu kampinio, Lukui dar sunkiau pakelt, ką tu ten veiksi? Jeigu pirmas išmušinėtas, kur pirmas stovi. Ir tu gal įsibėgioji po 100 metrų papildomai į vieną į kitą pusę. Tai čia labai svarbu turėti žaidėją, kuris geba atlikti standartus labai gerai, tos pakelimus, nes smūgius į vartus, bet būtent pakelti kamuolius, trajektoriją, stiprumas, perdavimo ir taip toliau. Tai čia tikrai labai svarbus aspektas. Ok, Vilius Armalas. 2 įvarčiai šitam sezone jau 4, geriausias statistiškai jau dabar geriausias jo sezonas aukščiausiai šalies lygoj. Jau mačiau ir pas mus podcasto hebrytei, Discord'e, jau žmonės diskutuoja, tai jau čia kaip ir rinktiniai vieta. Matot Vilių šiemet žengiantį tą kokybinį žingsnį ir užsitarnaujantį vietą nacionaliniai komandai? Aš tai manau, kad jau žengė. Ta nacionalinė yra, pavadinčiau, aš dar dalinama į, kaip čia, pagrindė žaidė arba iškvietimas. Nes reikia, tu atvažiuoji ir ant holo prasidė, ar tu žaidži pagrindę. Tai tas jau... Pradžiai nuo iškvietimo. Nuo iškvietimo, taip. Tai apie iškvietimą, tai čia turbūt natūralu, kad stovi pirmoje vietoje, muš įvarčius, komanda žaidžia ir dar pats tu turi kaip čia tuos įvarčius ir individualią statistiką. 4 įvarčiai vis dėlto yra geras
Negeras, čia fantastinis rodiklis. Ja. Ir dar kitas dalykas, ką aš irgi norėjau pasakyti, mes ten darom su kapitonais tuos, kur siunčiam balsus, aš matau, kas už ką balsuoja. Tai aš sakyčiau, kas stabiliausias balsų gauna nuo pirmo turo, gal jis ten neišeina į pirmą arba antrą ten pozicijas, trečias, bet jeigu surinktų bendrai susumuoti, man atrodo, jis būtų pirmas, antras pagal tai, kaip per tuos 3-4 mėnesius, kaip futbolininkai. Per 2 mėnesius. Per 2? Kovas balandis dar nerinko daugiau kitų. Per 2 mėnesius. Aš galvoju, dėl trečio aš kažkaip per 2. Kovas balandis. Jo, tai per tuos 2, sakyčiau, būtų stabiliausias ir jisai pastoviai, kaip sakyt, renka tuos balus, bet sakau, vieną mėnesį ten trūksta ten, o kiti kažkuria vieną mėnesį šoka. Kaip. Bet ta tiesi linija šiek tiek kilant į viršų yra tas kokybės įrodymas, stabilumo. Nes, kai sakau, stabilumas yra meistriškumo dalis didelė. Ir jeigu tu sugebi ilgesniam periode, dabar 10 turų sužaista, ir jeigu tu sugebi išlaikyti tą kylančią kreivę, na, ne taip šokinėjančią, ne kaip būna kardiogramą daro, miršti, atsigaudyti. Tai čia tas yra žymiai geresnis faktorius, kad žaidėjas sugeba išlaikyti kokybę ilgą laiko tarpą, ar tai rodo, kaip minėjau, apie jo meistriškumo augimą. Ir šiaip, turbūt dar taip rezimuojant šitas rungtynes, Hegelman, ką ir Andrius Kerlas sakė, kad svarbu buvo pamatyti reakciją komandos po 0-4, čia į 3-0, tai atrodo ta reakcija visai nebloga gavosi ir viskas tvarkingai. Toliau kitos rungtynės, Gargždų Banga 2-0 įveikė Vilniaus Žalgirį, pirmą kartą Gargždų Bangos istorijoje sugebėjo įveikti šalies čempioną Vilniaus Žalgirį 2-0 po labai grubių Vyčio Pavilonio klaidų. Tuos 2 įvarčius pelnė Gargždų komanda 40 kartas, kai šitos komandos žaidė aukščiausioj lygoje nuo 2010 ir pirmą kartą Gargždų Banga laimėjo. Ar stebėjot rungtynes ir ar pagal žaidimą tas rezultatas? Stebėjau. Ar pagal žaidimą? Geras klausimas. Nes vis tiek tos buvo, pavadinkim, grubios klaidos. Tai nebuvo visiškai, kaip sakyti, sukurta. Tai buvo išnaudota tas, kas buvo, kur buvo suklysta. Ir aš dar apie gynėją irgi jauną. Ir pakankamai dažnai gynėjams jauniems, jie turi praeiti tas klaidas, aš sakyčiau. Nes kai tu jaunas, kažkiek to pasitikėjimo nėra ir tokios pozicijos, kaip tau užmeta už galvos, kur reikia 1-1 laimėti ir tu negali peties pralošti, o tau trūksta patirties, tave gali iš kitos pusės apibėgti, kaip pavyzdį, ne? Ir aš sakyčiau irgi iš savo, irgi kiek atsimenu, tokios atrodo, kaip tu lieki 1-1 ir atrodo, jeigu tu žiūri, kokia čempionų lyga tenais iš 199 laimi gynėjas ir tik vieną kartą pralošia ir kažkar. Tai jaunam gynėjui tas yra pakankamai didelis procentas tikimybės. Aš kalbu labiau antrą įvartį. Pirmas tiesiog reikia greičiau ir, greičiau reikia su kojom sudirbti, greičiau atsikratyti kamuolį, pavadinkim. Bet jaunam, bet kuriam gynėjui, neimkim tam, tokių klaidų visiems bus. Vieniem daugiau, kitiem mažiau, kitiem vienam lygiai, kitiem, kur mes matom, ta prasme, A lygos lygiai, sakykime, kur jie labai išreikšta. Bet aš sakyčiau, čia yra jaunų labiau gynėjų, tai kad jie dar fiziškai nėra taip susiformavę ir nesugebantis žaisti korpusu, o puolėjai dažniausiai bus patyrę ir, tiesiog bėgantis, stumdantis ir jie, jeigu pralošta dvikovą, niekas jiems nepasakys. Tu gali pralošti 7 dvikovas, 8 laimėsi ir sakysi, va, kaip gerai iki galo kovoji, nors prieš tai 7 pralošiai. O ant gynėjo tas matosi ir sakau, kiti gal gynėjai dabar žaidžia tam, ar ten pirmoji lygo ar ką, o Vyčio atveju jis žaidžia A lygoje ir tos klaidos jos yra labiau matomos, bet sakau, čia yra jaunų gynėjų nepatirties, fiziologiniai kai kurie dalykai ir tiesiog apie tai dabar kalbam, nors sakau, čia yra Žalgiris matomas, dėl to tik tai ir kalbam, sakau, čia praeistas, tą lygį praeis ir sugebės ir korpusą užstatyti ir nepastumti, bet biškį reikia laiko. Aš galbūt per kitą prizmę pažiūrėsiu, dabar išimam šitus 2 epizodus, individualias klaidas, iš dalies vaikiškas klaidas, ką ir minėjai, fiziškumo trūkumas, nes jaunuolis formuojasi, dar į vyrų futbolę nebus taip lengva ir tą kūną pastatyti, sakai, taip Zachary pastatytų kūną, ten atšoktų, ten be variantų būtų. Čia gerai, bet dabar žiūrėkime, išmetam va šitus 2
įvarčius išimkim ir pažiūrėkim, ar Žalgiris turėjo kitame kontekste pranašumą. Ar ryškų pranašumą, ar momentų prasme, nes dabar, kaip pavyzdys, pasižymėjau minutę 23, kada 1-2 prieš Žalgirio vartininką išeina Gargždos futbolininkai, ten įmuša įvarčių ir taip toliau. Tai vėlgi tai buvo tokios rungtynės, kur Žalgiris neturėjo ryškaus pranašumo. Nes tu gali praleisti tokį įvartį, vaikišką klaidą, praleidi įvartį, bet jeigu tu dominuosi aikštėje, jeigu tu žaisi, jeigu tu kursi momentus laiko pakankamai, buvo išlyginti rezultatą ar net ir persėti. Ta prasme, tragedijos nėra. Taip, po antro įvarčio, ten pabaiga rungtynių, kaip ir emociškai aš tikiu, kad ten jau kryžius buvo uždėtas. Bet faktas tas, kad Žalgiris nebuvo tiek geresnė komanda ir po to praleisto pirmo įvarčio, kad galėtų ramiai žaisdami atsitiesti, rodyti savo solidų pranašumą aikštėje ir taip, gali aišku ir pralaimėti tokias rungtynės, būna jų. Bet nesimatė to, kad tavo dominavimas gali virsti išlyginamuoju įvarčiu ar pergalingu įvarčiu. Ta prasme, žiūrint rungtynės, tu matai, kad taip, ten Žalgiris turėjo irgi progelių, nieks to neneigė, realizacija pavedė šiek tiek, bet esmė ta, kad tai buvo tokios rungtynės, kad nesiverčia liežuvį sakyti, kad tas pralaimėjimas, atsitiktinumas tik dėl tų dviejų klaidų. Ta prasme, tu gali kompensuoti geresnio žaidimo aikštės viduryje, atakomis, nekūrimais momentais, realizacija galų gale įmuštos įvarčius ir tą klaidą galbūt pamiršim. Trumpai paakcentuosim, Žalgiris laimėjo 3 taškai ir taip toliau. Tie įvarčiai liktų kažkur šone. Dabar tos klaidos, vadinkim, iškeliamos šiek tiek aukščiau, žvelgiant į galutinį rezultatą. Aišku, ten ir žaidėjim nėra lengva, kada tokios klaidos po to, žaidimą tą pagauti, ramiai užbaiginėtas atakas, tas skubotumas, nervingumas gal atsiranda, ir tų momentų nerealizuoja, bet sakau, kad nesimatė, kad Žalgiris ramiai dominuotų ir bandytų primesti savo žaidimo taip, kad lauktų jam to išlyginamo įvarčio. Jo, Arpadas Tordajus patyręs traumą ir nerungtyniavo, debiutavo Karlosas Olsesas, turbūt irgi prie tų įvarčių labai kaltint vartininko negali, tai debiutas toks šiaip savo. Kaip galvojat, dabar jau taip biški pervesiu prie taurės rungtynių, kuriuose Žalgiris 6-0 sugebėjo sutriuškinti Alytaus Dainavą išvykoj. Vladimiras Čeburinas kalbėjo, kad pamatysit ar vis tiek tą kitokį Žalgirį ir atrodo su Dainava lyg ir 6-0 tas Žalgiris kitoks, ten kitokia taktika, 5 gynėjai. Kaip galvojat, gali tai tapti kažkokiu Žalgirio, nežinau, esminių pokyčių keičiančių sezoną? Tas perėjimas, aš nežinau, aišku, ar jie jį naudos ir A lygoj, bet ar tai gali būti kažkoks pokytis, kuris gali tą kreivę vėl pradėti kelti viršų? Tai aš manau, kad naudos, jeigu pasiteisino, tai kodėl nenaudoti, nes jeigu prieš tai rezultatą, tai aš spėčiau, jeigu reiktų tai spėti, tai fakt, kad naudos. O ar gali... Aš manau, čia reikia laiko, nes tie bangavimai, jie nėra geri. Ten tauriai laimėjai 5, nuo Gargždų gavai 2, kitas laimėjai. Kad sako, kad kitas rungtynės pamatysit Žalgirį, jau, man atrodo, ne pirmą kartą kartoja, tai čia į tą gal... Yra kai kurios frazės, kur automatiškai jos sakomos ir tu turės kalbėti iš dalies, nes, kaip čia pavadinti, kartais išsišokti įdomu mums, kaip kažkas treneris iššoka ir duoda interviu kiekvieną kartą įdomu ir kažkokios skambiom frazėm, bet jeigu tu esi labiau tas treneris, kur pirmas 4 vietos ar Europos, tu turi vis tiek kažkokias tokias etiketas ir tos kai kurios bus banalios frazės, nebus įsišokimų, tai dėl to tos frazės ir jos naudojamos. Tai kažkada tikrai laimės Žalgiris ir bus galim sakyti, ką Lukai tu ir sakai, va čia ir yra kitas, nors prieš tai irgi sakė, kad bus kitas. Tai aš manau, čia laiko yra ir tas šokinėjimas, tai nėra labai geras dalykas, nes, pripažinkim, čia ir buvo taurė. Kitas dalykas, čia pripažinkim, buvo taurė. Žymiai svarbesnė tokia pergalė būtų čempionate. O čempionate kokios sekančios rungtynės bus? Pamatysim. Aš galvoju šiek tiek, jeigu tą bandai modelį žaidimo, nori, nenori, ieškai variantų, kaip pagerinti, ypatingai komandinę gynybą, nes ne tai, kad gal akcentuoti tik gynybos grandį, tačiau tie 3-5-2 ar be kamulio 5-3-2 ar 5-4-1, ten tų modeliavimų tikrai yra ir manau, kad ne veltui bandyta, nes, kaip bebūtų, kada tavo balansas po 10 turų -1, tai yra tikrai daug praleidė.
Ir tie praleisti įvarčiai, žinant Vladimiro Čiaburino tą charakterį ir galų gale požiūrį į rungtynės, turbūt visi suprantame, kad laimėti rungtynės gali puolimas, bet turnyrų čempionatus laimė gynyba. Tai yra, tu turi išlaikyti tą balansą ilgesniam laiko tarpe ir, tų, kaip minėjo Arūnas, tų kreivių negali būti. Tai čia, manau, vienas iš tokių pasiruošimo etapų, kaip toliau reikalui esant perstatyti savo gynybinį futbolą ir kartu, aišku, jau pradedant nuo gynybos išėjimą tą tranzicijas į atakas. Taip, kad tikrai man nekelia nuostabos, kad buvo bandymas toks Alytuje ir tas 6-0, aišku, vėlgi, žiūrėkime per Dainavos prizmę. Dainava išgyvena tikrai krizę didelę ir tas toks sutriuškinimas, dar vienas skaudus dzūkams yra. Bet Žalgiris savo ruoštų pasitikrino, kad bent jau su Dainava tokias rungtynės gali žaisti kiek kitokia taktinė schema ir dabar su Riteriais penktadienį, jeigu neklystu, turas, ne? Tai pasižiūrėsime, ar bus laikomusi tos pačios linijos, ar bus įvertintas, vadinkim, komandos to žaidimas, ar tų pliusų bus daugiau negu minusų, ir pasižiūrėsime, kokį taktinį variantą pasirinks trenerio štabas prieš šias rungtynės. Nes iš esmės ta taktika Čiaburinui gerai pažįstama. Jis Marijampolės Sūduvoj ją naudojo ir ta taktika jam leido nekartą laimėtą lygą. Matai, vėl tos taktikos, žinai, kai ir komentuodavau rungtynės ir išmeta tas schemas, ne, grafiką. 4-4-2, ten 3-5-2, žinai. Ir, ar tai yra svarbu, ne, ar daug diskutuojame ir su treneriais, ir galų gale rašoma, skaitoma yra. Ir dabar, Žalgirio perėjimas grubiai nuo 4 gynėjų, ten prie 3 ar prie 5 be kamuolio. Tai vėlgi, tu parenki iš esmės taktiką su tai žaidėjais, kas tau gali išpildyti visą tai, ką tu nori matyti. Nes dabar prie 3-5-2, kaip pavyzdys, mušė įvarčius Tavaresas, ne? Krašte kitam lošė, pavardė užskrenda man atakuojantis irgi gynėjų, kas man patinka Žalgiriui. Mutašyv, taip, nes tos kartais pardės. Taip, ir tada matai, kad prie tam tikrų žaidėjų funkcijų tu gali keisti taktinį įsidėstymą ar tuos reikalavimus žaidėjams tam tikrose pozicijose, nes tu supranti, kad tą žaidėjas padarys. Bet jeigu tu turi, vadinkim, ribotų gebėjimų žaidėją atliekant tas funkcijas, ką tu nori pakeisti, tu nedarai to, nes tu supranti, kad tavo žaidėjas negali galbūt krašte aukštai žaisti vienas prieš vieną, neturi perdavimo aštraus, neturi driblingo kažkokio reikalingo, ne? Ar gynyboje jam atidirbinėti nuo 16 iki 16 tuos bėgimus irgi yra sudėtinga. Tai čia tas toks taktinės schemos pasakymas, kad čia mes žaisim 3-5-2 ar ten 5, ten žaidėjai turi atlikti tas funkcijas, kas tavo pozicijose yra priskirta, ir tada treneris vertina, ar aš turiu tokius žaidėjus, ar aš galiu taip žaisti, gal aš negaliu taip žaisti, gal dabar 5, jeigu vytis yra, tu tankini gynybos liniją, palikdamas mažesnius tarpus prie vyčio, kaip pavyzdys. Ne, jeigu matai, jau nori integruoti, reikia pagal lietuvių tą visą skaičių ir tu stengiasi dalies iš jo atimti tą klaidos, rizikos galimybę. Uždengt kažkiek. Pridengdamas labiau patyrusiais žaidėjais, ne, arba ten atraminio saugo gali būti funkcija, kuri arčiau, vadinkim, gynybos linijos, kad tu labiau tą balansą aplaikytum gynyboje toje zonoje, kur galbūt jaunuolis atsakingas už tą, vadinkim, koridorių, ne. Tai va čia tokių dalykų yra ir čia tie taktiniai tokie pasistumdymai yra vien tik dėl to, kad jeigu gerai funkcionuotų, ir dabar Žalgiris yra pirmas, tikrai ten nekeisi, ne. Turi tą 4 gynėjų liniją, viskas funkcionuoja puikiai. Ir tu žaidži, o dabar yra ieškoma, taip pat natūralu, tenis privalo reaguoti, nes rezultatai rodo, kad kažkur yra problemos ir jas turi atrasti, išsigryninti, išsiaiškinti ir stengtis viską pakeisti. Kitas dalykas irgi, kalbant apie šitą, ar bus naudojama toliau, turbūt irgi daug kas priklausys nuo Juno Zachary. Vakar tose rungtynėse su Dainava tiesiog irgi tokioj gan lygioj atrodo situacijoje kryptelėjo kažkaip tą koją, iš karto ant vejos, neštuvais, kaip suprantu, išgabeno ir išvežė iš karto į tyrimus, tai irgi turbūt esminė figūra Žalgirio gynyboje. Negirdėjau dar diagnozės? Ne, kol kas negirdėjau nieko. Aš nemačiau to momento, aišku, kai, žinai, rodo ten tas Premier lygas, kai komentuoji, matai, gali nustatyti, nors ne medikas, bet diagnozė iš karto. Čia gal reiktų pažiūrėti epizodą detaliau, bet esmė ta, kad tai yra vidurio zonoje labai rimta figūra.
Ir jeigu ten tikrai rimta trauma, o iš tikrųjų taip turbūt ir bus, jeigu vežė į tyrimus į ligonę, tai dabar įsivaizduokime, reikia užkamšyti tą tokį kokybinį praradimą šioje zonoje. Tikrai bus sunku, tikrai sunku. Atstoti Zacharį bus labai labai sudėtinga. Jo, šiandieniniam Žalgiriui tas žmogus tikrai pagrindo žmogus ir klausimų nėra. Tai va, tai čia bus labai įdomu. Dar O transfer langas atsidaro už 1,5 mėnesio. Birželio. Pirmą birželio. Buvo apie 30 su biškį dienų. Tu greičiau ras ir man pažiūrėti. Konkursas keliame. Grupė aš mečiau, kada atsidaro. Taip. Jo. Buvo tada, kai mečiau, buvo 48 dienos, man atrodo. Ne? Nu, vis tiek, kaip bebūtų, čia praradimas labai labai rimtas. Top sport lažybos, top sport ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dar nenueinant nuo tų rungtynių Gargžduose, Gargždų Banga, 3 pergalė iš eilės ir dabar jau po truputį atrodo, kad grįžta Banga į tą Bangą, kuri buvo praėjusio sezono metu, nuo gynybos, kontratakos, kažkoks standartas ir tos pergalės pradėtos kintai, bus labai įdomu, šiaip smagu matyti, kad atsigauna prieš europinės kovas artėjančias, aišku, tai tikrai svarbu, kad komanda įeitų į tą europinį futbolą, sakykime, ne taip, kaip buvo dabar ten, kiek 4 pralaimėtos iš eilės. Tai... Birželio 20. Atsidaro transfer langas. Mėnesiukas, ne? Iki Liepos. Mėnesiukas ir apie 30 dienų. To 340 kelios. Taip, toliau Telšių Džiugas irgi grįžo į Telšių miesto centrinį stadioną. Ten pergalė prieš Alytaus Dainavą, rezultatų 2-0, fantastiškas Davidas Ananė, draskė Dainavos gynybą visas rungtynes, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, aišku, įvarčiai irgi gražus, ypatingai Karolio Šilkaičio smūgis, kur jokių šansų vartininkui nepaliko. Ir šitos rungtynės pareikalavo pirmojo trenerio aukos. Sergejus Kuznecovas, Dainavos vyriausiasis treneris, nusprendė pasitraukti. Vėliau Dainavos atstovai kaip ir patvirtino, kad norėjo toliau su treneriu dirbti, bet čia buvo jo paties sprendimas palikti komandą. Tai kaip vertinat, ar gali tas Dainava išgelbėti šitam sezone? Sudėtinga, aišku, taurės su Žalgiriu. Nes čia vėl labai daug ką keičia tas faktas, kad jisai pats išėjo. Jeigu būtų jį atleidę, tai būčiau aš sakęs, kad, blemba, ką geriau rasi už tą Kuznecovą, kuris tikrai atrodo iš to, ką turi Alytui, tikrai eilę metų spaudė maksimumą ir pernai ta 4 vieta, aišku, ten keli taškeliai ir tu jau ten 7 ar kelintas, bet kuriuo atveju tai yra istorinė Dainavai po to atsikūrimo, sugrįžus į aukščiausią lygą, aukščiausią vietą. Čia treneris pats pasitraukia, tai kaip ir negali sakyti, kad, čia kvailas klubo sprendimas. Čia treneris pasitraukia, tai labai įdomu bus. Įdomu ir, dažnai būna, kada pasikeičia treneriai, išeina kažkas toja ar laikinai prie komandos vairo, vyksta tie pokyčiai, emociniai. Jie galbūt trumpalaikiai, bet ten rungtynės 2, tarsi, komanda demonstruoja kitą norą, kitą charakterį, gal ten, kai būna tam pat skirų žaidėjos ambicijos, kažkas neišleidžiamas į aikštę, kažkas per mažai minučių gauna, ir po to atgyja tarsi komanda. Aišku, sakau, tai trumpalaikiai dalykai. Dabar išėjimas ir taurės rungtynės su Žalgiriu 0-6, nemanau, kad sutvirtino, vadinkime, dar tą vidinį mikroklimatą ir ten, taip žvelgiant į šalies, juntamas toks birėjimo etapas, tai yra tas psichologinis aspektas, tai yra komanda turbūt kažkur kitur. Tai ką ir akcentavo pats Kuznecovas tam interviu atsisveikinimo, nes realiai jau jisai toj konferencijoje, tam komentare po rungtynių jau leido suprast, kad tai yra viskas. Ir jo linkėjimas komandai buvo žaidėjam, kad susivienykit visų pirma.
Tai va, tai ten yra, kai sakau, tų vidinių problemų, kurios yra atsispindi aikštėje, nes žvelgiant, kai tai į Bangos ar į Telšių Džiugo vidinę virtuvę, ten matai, kad ir miestas su tavim, ir žiūrovas su tavim, ir žaidėjai, treneriai, viskas ten tarsi tvarkoje. Alytui žinome problemas, ne su miestu, Dzūkų Tankai, aišku, savo ruoštų ten tribūnose turbūt bus ir jeigu komanda iškristų į pirmą lygą, vis tiek jie ten važiuotų ir dalyvautų visur. Taip kad reikia to laiko, tik klausimas, ar to laiko užteks Dainavai, nes kaip be būtų antras ratas prasidėjęs, 2 taškai, nepamirškime, aišku, riterių situacijos, ne? Ten, jeigu neduok dievė viskas baigtųsi taip, kad riteriai ten nebaigė čempionato, ar ten iškrent, ta prasme, nesužaidžia tų reikalingų rungtynių skaičiaus ir jų rezultatai, ten lieka, bet komandos nėra, tada Dainava automatiškai liktų, ne? Taip, kad jiem žaidimo prasme įmanoma, aišku, atsitiesti ir ten rinktos taškus vėlesniuose kovose, bet kol kas ta psichologinė pusė jų pažįsta stipriai. O kad treneris bus, tai turbūt suprantam, kad bus, bet jis labai tikrai į sunkią padėtį ateis, nes ta lentelė 10 ir sekantis tik tai 2 taškai, nors galbūt ir neverti, verti daugiau taškų, neverti tokio skirtumo didelio, kad čia nėra jų antiek. Bet matai, ir tos komandos yra aukščiau stovinčios, jos nėra lengvai įveikiamos. Ne, aš apie tai ir kalbu, kad tas, kam ateina, tu vieną pergalę turėsi, ką, tu 5 taškus turėsi, dar lieka 5. Tu nepaimsi 3 pergalių iš eilės ir per tas 3 pergalės dar ir riteriai taškų paims, tu vis tiek nepakilsi. 3 pergalės iš eilės, labiau, 3 pergalės iš eilės, tu nepakilsi. 3 pergalės iš eilės paims, aš sakau, kad tu nepakilsi iš paskutinės vietos. Tai, o čia kaip Dainavai... O tu laimėk dar. O tu laimėk, o čia kaip Dainavai, čia fantastinis, sakykime, svajoninis rezultatas. Bet tai ir tas sunku, ir ten kaip prašė, kad buvo kas gal atsisakė, nežinau, kiek čia tiesa, bet čia tikrai yra tam treneriui, kas ateis, neįtikėtinai, jeigu dar ten komanda, kaip sako, galbūt yra kažkiek viduje susiskaldžiusi, neįtikėtinai sunku ir to dėl... Tu žinai, kad, kaip sakau, 3 laimėsi, tu nepakilsi iš paskutinės vietos. Čia yra neįtikėtinai sunku ir labai kaip nelaiku ir aš dar tuos pačius dar riterius irgi kažkiek paliesiu, ką Žydrūnas sakė irgi apie tuos, sakykime tas, kad dabar kaip vyksta, dėrybos, jeigu ten jos vyksta, kaip ir stovi prieš paskutinį vietoje komanda. Nesvarbu, kad tai 10 taškų ir ten žiūrisi ir jaunimo yra, bet iš principo tai yra prieš paskutinę vietą. Ir tu komandą imi prieš paskutinį vietoje. Toks yra, kaip čia, tu, jeigu įmė, tu nori lygos, sakykime, tu ne. Bet tos pačios 3 pergalės ir tu jau ten antroje vietoje. Čia visi tą galvoja. Visi, kas įžiūri, ir Žalgiris galvoja, ir 3 pergalės ir antroje, 3 vietoje. Tai, tuo ir tu motyvuoji, jo. Bet tada, biškai, jeigu tą analizę padarai, supranti, kad, reikia jas paimti dar. Ir kiti dar. Reikia nepamiršti, kad ir kitus taškus ima. Tai va, tų 2 komandų, kur dabar vieni ten ant pardavimo vos ne, o kiti ant trenerio paieškos ir tuos pozicijos, kaip į lentelę pažiūri, jos tikrai yra... Atspindys tos. Atspindys, o neteikiančios nevilties, kaip čia pavadinti. Šiai dienai tokios keliančios klausimų. Vieni apačioje, kada klausimas pasivysim, kiti prieš paskutinį, nors kitos matai, kad yra aukščiau ir kas bus ar viršais, ar apatiniai vysis. Toks klausimėlis yra. Gerai, čia apie Dainavą pakalbėjom, o Džiugas. Pernai irgi labai geras Džiugo startas, irgi rinko taškus ir ilgą laiką net ir pirmavo. Dabar jau ir po 10 turų viskas irgi atrodo labai neblogai, 18 taškų, 3 taškai nuo pirmos vietos. Matot daugiau panašumų į praėjusius metus, ar daugiau skirtumų ir kad gali ilgiau šiemet tęstis šitas Džiugo geras gera atkarpa? Aš galvoju, kad labiau galbūt panašumas iš pernai metų. Nes, tokių klubų kaip Džiugas, kaip Banga, riteriai, jeigu ten, sakau, viskas tvarkoje, tu sužaidęs tuos pirmus 2 ratus iš esmės nelabai turi galimybių stiprintis, ar ta pati Sūduva gal dabartinėje situacijoje. Tu neturi taip galimybių lengvai surasti finansų ir imti pasistiprinti dar, atitinkamas pozicijas tam, kad tu išlaikytum dar tuos 2 ratus po transferių lango, kad galėtum būti konkurencingas Žalgiriui, Hegelmanam ar Kauno Žalgiriui, kurie gali sau leisti šitam periode ar Zachary traumą.
Aš abejoju, ar Džiugas labai lengvai rastų, vadinkim, na, Zachary, kaip dabar sakau, pavyzdžiui, vidurio gynėjas, Zachary lygio, ne, ir trauma, ar ten dar viena pozicija subyra, tu gali labai ramiai rinkoje rasti tokios kokybės žaidėją ir jį įsigyti. Nu, ta prasme, jį pilnai išlaikyti, nusipirkti, atsivežti ir turėti ir tau jisai duos tą kokybę. Tai čia, manau, tas esminis dalykas tokių komandų kaip Džiugas, kaip Banga, iš dalies gal ir Šiauliai, kada tu ilgesniam periode, na, labai sunku tau yra konkuruoti su, na, tais vadinkime jau dabar keliais flagmanais Lietuvos, ne, nu, kurie gali sau leisti ir disponuoti didesniais biudžetais. Ir štai čia atsiranda ta, kad tas emocinis fonas sutarsi žaidė. Tikrai Džiugas ir Banga žaidžia, demonstruoja gerą solidų futbolą, renka taškus, bet vėliau jau atsiranda tos duobelės, vėliau duobės, ir prisiminkime Džiugą pernai, ne, ten jau buvo kova vos ne dėl išlikimo tam tikram periode. Taip kad manau, kad čia yra tas tęsinys, kada tu kol kas emociškai turėdamas tą stabilę sudėtį, per daug nekaitolėdamas, neieškodamas įvairių žaidimo variantų, tu turi nusišlifavę savo žaidimo schemą, turi žaidėjus, tu juos žinai, nu ir su jais iki rezultato. Bus trauma vienam, atsiras kortelės, atsiras ten vėl mikro traumos, nuo suolo tu neturi 6-8 lygiaverčių žaidėjų, kad galėtum keisti. Taip ilgam periode, tai po truputėlį tas, vadinkime, lengvas sėdimas yra, kas, manau, šiemet gali irgi taip pačiai nutikti tam pačiam Džiugui. Bet gera naujiena ta, kad turėjo praeitų metų patirtį ir Taip, jeigu tu kažkiek metų gale, nu vis tiek susėdė ir pasikalbė ir pagalvoji, bandai spėti, kodėl buvo tas ir, nu vis tiek tu prieš naujus pasidarė išvadas ir pradedi naujus metus. Tai va, jeigu prie tų išvadų grįžtant va dabar, kad ko neatsitiktų ar kur galbūt buvo padarytos klaidos spėjamai, nes, nu, tu negali čia, kaip sakyti, tiksliai nustatyti, va čia buvo ir viskas. Tai kadangi tokia patirtis jau yra, tai manau, kad kai kuriuos dalykus tikrai galima pritaikyti ir kad tos tokios, ten iš vis buvo kelių mėnesių be pergalės, ne? Ten buvo labai. Nu, tai va. Tai ta patirtis gali padėti tokios duobės išvengti ir palaikyti, sakykime, tą, bet faktas pradžioje kaip ir labiau emocijos futbolininkų žaidžia, po to tu kažkiek galbūt įpranti ir per pergalių, kažkiek psichologijų tu supranti, kad tavo tais metais jų alga nekils. Nu. O tu stovi aukščiau, kažkas žemiau su didesnėm algom. Čia visokių yra tų psichologinių dalykų. Pradedi galvoti jau, kad esi geras ir jau apie kitus metus pradedi galvoti. Ateini pas valdžią per transferių langą reikalauja jau didesnės algos. O sako, biudžetas jau suformuotas ir nėra. Tada toksai gaunasi. Tai čia tų punktų mes galėtumėm prirašyti, ką futbolininkas galvoja, kai iš žemesnės komandos stovi aukštai, o tavo, kaip sakyt, kišenė nepilnėja. Nu, kažkiek pilnėja, bet tu įsivaizduoji, kad ten daugiau turėtų pilnėti. Na, taip. Jo, tai Džiugas kol kas su Sūduva ir Kauno Žalgiriu dalinasi 2-4 vietomis ir -3 taškai nuo pirmoje vietoje esančių Hegelman. Dar vienos rungtynės Marijampolė, Sūduva ir Panevėžys. 0-0 po įvarčių ferverko, po 2 įvarčių ferverkų, turbūt taip reikia sakyti, ir Panevėžys turėjo įvarčių ferverką ir ta pati Sūduva turėjo įvarčių ferverką prieš Hegelman. Šį kartą 0-0 ir, nežinau, taip žiūrint, kiek mačiau šio sezono rungtynių, turbūt blankiausios rungtynės lygoje apskritai, be progų, be smūgių, pusantro smūgio galima surasti į vartus, bet labai vartus blanku. galėjo išmontuoti, ne? Prieš rungtynės ir žaisti be vartų, nes ir smūgį vartų plotą 0, šiaip mažai taip. Toks labai klampus, kovingas, darbinis futbolas, nuo baudos aikštelės iki baudos aikštelės. Buvo ten vienas kitas, kaip minėjai, momentėlis, bet iš esmės po tokių įvarčių, po tokių rungtynių ir vieni ir kiti atrodo, kad čia padovanos mums įvarčių fiestą. Bet žiūrau, kiek susirinko daug, ne? Marijampolė. Taip, Marijampolė, Sūduva. Lyginant su pernai, tai faktas, kad tas žiūrovų skaičius išaugęs, nes komanda antroje vietoje. Būtent. Taip, kad aišku, norėjosi jiems įvarčių, bet tokie sakau. Ir manau, kad gerai Donatas Sincevičius po rungtynių pasakė, kad vis tik tas taškas vieniem ir kitiem turbūt logiškas yra, nes negali sakyti, kad ten, aišku, Marijampolė ten turėjo Sūduvą, ne, ten šalia vartų toks vienas pavojingas epizodas, kur ten pataikė laimėjęs rungtynės, bet iš esmės rungtynės tokios, kur po taškelį ir vieniem ir kitiem galbūt nėra blogai, jau tai aikštė tokia vis tiek sunkoka, nėra taip lengva tą kokybę išspausti. Taip, kad, manau, abi komandos liko patenkinti.
Na, Sūduva ir išėjo nepralaimėti, nes vis dėlto, aš sakyčiau, kiekvienas žemiau esanti komanda, tokios komandos kaip Sūduva, Džiugas, kurios dabar yra aukštai, supranta, kad pralaimėjus tos apatinės 3 taškai ir tempėsi labai stipriai į viršų. Tai, manau, čia netgi Panevėžys labiau buvo suinteresuotas ir norėjo 3 taškų. Ypatingai po Žalgirio, ne? Jo, taip, nei Sūduva, kuriai tas taškas yra lentelėje +1 ir tuo pačiu apatinė komanda tavęs nesumažėjo atstumas, pavyzdžiui, nuo Panevėžio. Taip, kad, manau, tas ir žaidime kažkiek matys, kad lygiosios Sūduvai nebuvo pats blogiausias variantas ir jo, daugiau ten apie nelabai ką ten ir yra. Toks retesnis dalykas šitam sezone jau esame įpratę matyti, kad Sūduva nepraleidžia įvarčių, 6 sausos rungtynės per 10 turų, tai tokia retenybė šitam sezone, kad Panevėžys įvarčio nepraleido, tik 2 kartą šitam sezone baigė rungtynes be praleisto įvarčio Vrabeco auklėtiniai, tai irgi turbūt kažkiek iliustruoja gerėjantį Panevėžio žaidimą. Tiek atakoje ar ne pamatėm keliuose paskutiniuose mačuose, kad atsiranda ir tie įvarčiai, atsiranda ir progos ir kažkokia kūryba. Dabar ir gynyboje pavyksta išlaikyti sausus vartus. Tai ką ir kalbėjot, man atrodo, jūs gal ir praėjusiam podcast'e kalbėjot, kad Panevėžys yra ta komanda iš apačios, kuri dar pilnai galvoja apie trejetuką turbūt. Ir jeigu tie žaidėjai sveiki, jeigu viskas yra gerai, turbūt ir turi pagrindo apie tai galvoti. Čia, Lukai, mūsų podcast'e klausai? Jūsų. Mūsų, ne? Man atrodo, tu ir sakei, kad... Ar tikrai ne kitus ten klausai? Ne. Tu ir sakei, kad Panevėžys nori trejetukę būti. Ne, trejetukę Europai galim sakyti. 4 šidėlės vietas. Tai dėl to, kad baigėsi trumuotų. Vienintelis dabar yra Linas, kuris dar trumuotas, o visi kiti išgyjo, nes pradžioje pradėjo su 4-5 trumuotais. Tai dabar jau, kaip sakyt, kaip ir Solelis matom, jau kiek čia, 10 jau ant suolo, tai su 9 futbolininkų 1 vartininkas. Tai jau tu supranti, kad, ir tų legionierių yra, ir pavardžių, kurie, kaip sakyt, žinomos pavardės, pradėkime nuo to, tai žymiai ir trenerių lengviau. Nes pradžioj, kas kaip -5, statai, kaip sakant, kiekvienoje pozicijoje reikia galvoti. O dabar žymiai paprasčiau ir tas sveikų skaičius veda prie rezultatų. Panevėžio atveju, tai aš manau, čia jau tik tai vienas tas, kaip čia kelias, kad būtų visi sveiki ir tada jau reikia ieškoti tos sudėties. Dar gal, žvelgiant šiek tiek giliau į tą problematiką traumuotų žaidėjų, visi galbūt pamiršta ar sunkiai įsivaizduoja treniruočių procesą. Tai prasme, savaitinis mikrociklas. Kaip pavyzdys, tu neturi 5 žaidėjų, tau reikia treniruotėse papildomų žmonių, ką darai, iš B komandos, skaities jaunimą. Jaunimas nenori šiek tiek kokybė galbūt skiriasi šią dieną ir tu atskiri tą treniruočių kokybę, tu nepadarai tų, vadinkim, sąlygų, kurios artimus ekstremaliom, tai yra rungtynėse, nes paprasčiausiai tam tikrose pozicijose tu negauni sparring partnerio tokio, kurio tau reiktų. Tai kur linkstu? Kada grįžta žaidėjai, kada yra kokybė treniruotėse, yra visai kitas treniravimosi procesas, pasiruošimas konkrečiom rungtynėm. Mes kalbam apie keitimus, apie suolą rungtynėse, tas svarbu, bet iki komandą nuvedant iki rungtynių, tai įsivaizduok, ką reiškia ateina Renas Smitas, ne, treniruotė, pilnai pasiruošęs. Kaip įsilieki tėvą, ar gal brolis grįžo, ne, pasiruošęs į tą kovą. Ir tai visiškai įgauna kitą aspektą treniruotėse. Ir tada tu matai, kad tavo komanda treniruotės metu auga pati, nes puikiai konkurencija viduje ir viskas, tu išeini rungtynės tada, tu išeini visiškai kitam tonusė. Ir fiziniam galų gale, nes tavo oponentas tave drožė treniruotėse, tu maksimaliai turėjai įsikrauti ir tu dabar ateini į rungtynės, toj pozicijoje pas tave yra panašaus lygio ar net silpnesnis varžovas. Tu visai kitoj kondicijoje, kitam tonuse. Tavo įgūdžiai visi futbolo niuansai. Ir tada tu matai, kad ta komanda step pas step eina, renka taškus, laimi rungtynės, muša įvarčius ar atitinkamai gynyboje nepraleidžia. Taip kad čia, sakau, Arūnas žino tuos visus niuansus futbolo iš vidaus, tai ten atrodo, štai tokios detalės, bet visą tai
komponuojasi į futbolo mozaiką, į tą galutinį rezultatą aikštėje, į tavo žaidimo kokybę, taškų rinkimą ar jų nerinkimą. Ir kai konkurencijos nėra šone, tu atsipalduoji. Tai būtų, Tu žinai, kad šeštadienį žaisi. Taip, Ar tu treniruosies, ar tu pataikysi kamuolį, ar nepataikysi, tu šeštadienį pagrindę būsi. Tai o dar jeigu jaunas, tu supranti, kad jaunas dar tavo tos pozicijos nepatems, ką Žydrūnas ir sako, ir čia nes ir dabar aš pažiūrėjau sudėti pagrindų ant suolo, ir žaistų vieni prieš kitus, klausimas, kurie laimėtų. Būtent taip, kad sakau, tas labai svarbu yra žaidėjų sugrįžimas į treniruočių procesą, atitinkamai, aišku, ir rungtynė. Jo, ir paskutinės 10-ojo turo rungtynės Dariaus ir Girėno stadione Kaune Kauno Žalgiris 3-1 įveikė Vilniaus Riterius. Vienu metu rezultatas jau ir 3-0 buvo. Aš žinau, kad Arūnas vėl turi nuomonę apie Riterių vartininko nenorą gelbėt komandos. Ne, dabar jau įsimeta į vartus, dabar. Ne, tai, taip, čia natūralus dalykas, nežinau, čia nebesinori jau. Tai matai, po to šoko, tai galva pataikė, galbūt nešokęs būtų neprasileidęs to vieno įvarčio, tai ne, nieko čia mano nuomonės nepakeičia. Manau, tai silpnas vartininkas ir viskas. Bet Mbappé ir Neymaras seka. Bet nededa įvarčių, kokius gauna. Ne, jeigu apie rungtynes, turbūt reikia kalbėti, kad iki to 3-0 Kauno Žalgiris užtikrintai kontroliavo rungtynes, pirmą pusvalandį, kol nepramušė to pirmo įvarčio, vis tiek žaidimas realiai vienoj pusėje įvyko ir Riteriam net sunku išeiti į varžovą aikštės pusę buvo. Vėliau tas vienas įvartis, kaip ir Eivinas Černiauskas konferencijoje sakė, kad tas vienas įvartis šiemet Kauno Žalgiriui, jeigu jie pirmieji įmuša, atveria tas erdves ir tada tampa žaist kur kas paprasčiau. Tai vos prasidėjus antram kėliniui krito ir antras įvartis, galų gale ir trečias, aišku, tas trečias jau tokia visai nelaimė, nuo virpsto kamuolys vartininkui nugarą atšoko ir įskriejo į vartus, bet tai turbūt paėmus bendrai pelnyta Kauno Žalgirio pergalė ir savotiška reabilitacija po to pralaimėjimo bangai. Aš irgi manau, kad nežinau, čia ar tiek Kauno Žalgiris labiau buvo stipriu, ar nes, tikrai, kaip ir minėjai, Riteriams tikrai labai sunkiai ir gal tokių rungtynių, kaip čia pavadinti, jų arba nebuvo, arba mažai buvo, kur tikrai jie galėdavo ir išeiti ir daugiau duoti kovos. Tai turbūt pirmos rungtynės su Kauno Žalgiriu pirmam rate. Irgi labai panašiai, ten 0-0, bet irgi realiai į savo kažkokių atsakymų Riteriai tada nelabai turėjo, tiek kad gynyboje. Nes su kitais visai viskas žiūrėdavosi ir kovodavo ir daugiau būdavo. Tai sakau, iš dalies labai teisingai gal kaip apie tą pirmą įvartį, kad atveria, nes kaip bebūtų Kauno Žalgirio stadione ir vis dėlto Kauno Žalgiris yra, netgi ne rungtynių favoritų, vieni iš čempionato favoritų. Ir čia tas psichologinis dalykas, kad mes žaisim nuo gynybos ir bandysim išeidinėti ir kai nesigauna, tada tave uždaro. O dar kai įvartį įmuši, tikrai tas kaip čia, nukrenta akmuo, kad jau laiminėjom ir jau kažkas gaunas, jiem reiks bėgti atsidarys tos erdvės. Nes matėme, kad ir tauriai su Neptūnu labai daug laiko prireikė, kai Neptūnas tiesiog gynėsi ir nepavyko nieko padaryti. Tai tikrai, kuo anksčiau įvartis Kauno Žalgiriui anksti, čia viena iš tų, kaip čia, nevaistų, kur tada lengviau rungtynės klostysis. Aminas Benšaibas pirmą įvartį, Romualdas Jansonas po Gratos Irgedo perdavimo antrą ir jau kėlėm ir į podcast'o socialinius tinklus. Kauno Žalgiris 15 įvarčių įmušė šitam sezone. 13 iš jų sudalyvavo šitie 3 žaidėjai. Benšaibas, Irgedas ir Jansonas. Ir čia klausimas, gerai ar negerai? Iš vienos pusės gerai. Iš jų pusės gerai. Na, sakant, žaidėjai ir turi iš dalies mušti įvarčius, aišku, ten gal prie standartų, kai Hegelimuose ten pelno nepulė įvarčius, bet faktas tas, kad visada džiugu, kai turi priekinę liniją, kurie gali realizuoti tas sukurtas progas, nes Orega galbūt reiktų pabrėžti, man jo žaidimas, sakau, imponavo dar nuo Žalgirio laikų Vilniuje. Tam pirmam įvarčio epizode. Susuko karuselę, ką ten pagavo šiais, krysiu ne po savim, nuo savęs. Jo, tai va čia vėl ta kokybė yra, kur tu iš gilumos esi maitinamas kamuoliais. Ir kalbant
apie problemas, kai Vilniaus Žalgiryje kalbėjome apie tą realizaciją, na, aišku, atmetus taurės rungtynės, apie tos kuriamus momentus, tai, na, žaidimas, kaip bebūtų, reguliuojasi nuo pačios į viršų. Na, ten tos visos grandys, jeigu puikiai funkcionuoja, atitinkamai puolėjam, na, kuriama daugiau galimybių ir šansų, ne, tam pačiam Benšeibui ir Jansonui. Ir komanda tada ir spindi komanda ir laimė. Kita vertus, o tie įvarčiai atveria, kai tai išgirsti, gal truputėlį ir yra dar tas Kauno Žalgirio toks vidinis kažkoks neužtikrintumas, kad jie gali ateiti tokias rungtynės ir ramiai laimėti. Kad ir neįmuši ten 50-70 minučių to įvarčio, ar 85 neįmuši 90. Ta prasme, tas pasitikėjimas savimi, savo žaidimus turi būti. 0-0 nesvarbu, lieka 5 minutės, yra pakankamas laiko tarpas, vėlgi apeliuoju į Interą Barsą, ar ten šiaip į top aukštesnį levelį, ir jeigu tu nori tapti čempionu, tiesiog tokias rungtynės turi laimėti. Kaip ir su Garžais žaidžiant, tu jas turi laimėti. Nesvarbu, kad ten praleidai po standarto įvartį, tai va, tas, kad tik įmušu ir man tada lengviau, nu tai bus tų rungtynių, kada tu neįmuši pirmas, kada bus kokia klaida, praleisi įvartį ir tau kas tada? Pasikeičia kažkas iš esmės, kad tu psichologiškai sulūžti, tu darai tą, ką neturėtum daryti, na ne. Tai rodo komandos brandą, komandos lygį ir tą meistriškumą, kad tu tiesiog žaidi. Žaidi savo futbolą, įrodinėja, kad esi geresnis, ir jeigu tu esi geresnis, tu laimi rungtynes. Taip, kad čia tas aspektas, aišku, palengvina, kaip ir Arūnas sako, tas galimybės, kai 1-0 pirmauja, bet yra pavyzdžių, kad tai iš 2-0 gauni įvartį į 1-2-1 ir po to kapanojasi ir Panevėžio variantas su Vilniaus Žalgiriu. Taip, kad čia Kauno Žalgiris tikrai turi potencialą. Tikrai grandys sustiguotos, sudėliotos, žvelgiant į meistriškumą, tokių spragų nėra, kaip Vilniaus Žalgiryje, kur gali ten šiek tiek tą visą bendrą mozaiką žiūrint rasti tų plyšiukų, o tas žaidimas turi tik gerėti. Mano manimu, Kauno Žalgiris tikrai yra ta komanda, kuri ten prieš čempionatą, aišku, sakėm, kaip viena iš favoričių, bet jinai tą statusą turi išsaugoti. Negi pat paskutinio turo. Jo, tai aišku, po to 3-0 greitai riteriai dar vieną įvartį pelnė, Lazaras Aičičius pasižymėjo ir paskui iš tikrųjų riteriai pajautė irgi, kad atrodo dar galima kažką nuveikti ir gale rungtynių tikrai turėjo dar keletą labai gerų progų pasižymėti, tai dar galėjo ir kitoks tas rezultatas būti galutinis. Bet Tomas Švetkauskas ten keliose situacijose komandą gelbėjo, čia irgi paminėt galima pokytis. Pabandė Tomą Švetkauską taurės rungtynėse trenerių štabas ir antrojo rato pradžioje Deividą Mikelionį ir A-lygoje. Tomas Švetkauskas pakeitė, jam 100-osios rungtynės A-lygoje. Tai irgi. Tai su Džiugu stovėsi? Nežinau. Šito nežinau. Tai jo, apie šitas rungtynes turbūt tiek, tai dar, ką sakiau apie tuos 13 iš 15 įvarčių, tai kiti, vienas šitas Inosono į savo vartus, o kitas Viliaus Armanavičiaus po Vosyliaus uždirbto 11 metrų baudinį. O visi kiti įvarčiai žaidimo kurti, būtent tų 3 žaidėjų. Tai tuos 3 reikia uždengti, ne? Taip išeina. Top sport lažybos, top sport ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, pasižiūrim, kas laukia 11 ture. Čia lažybininkų prognozės. Vilniaus Žalgiris ir Vilniaus riteriai susitiks. Vilniaus Žalgirio pergaliai yra skiriama 70%, lygiosiom 20%, kad laimės Vilniaus riteriai vos 10%. Džiugas Kauno Žalgiris, Džiugo pergalė 20%, lygiosios 24%, Kauno Žalgiris 56%, Panevėžys Hegelman, Panevėžio šansai vertinami vos 18%, lygiosios 22% ir Hegelman pergalė, čia lažybininkai neabejoja, 60% tikimybė, Banga Sūduva 38%, už Bangos pergalę, lygiosios 24%, už Sūduvą irgi 38%, ir taip pat Dainava su Šiauliais, 18% už Dainavos pergalę, 22% už lygiąsias ir 60% dėl Šiaulių pergalės. Ar sutinkat? Ar nesutinkat? Arūnas, matau, nesutinka. Aš 18 ten į 20 pakeičiau. Pakelė biškį Panevėžį, ar ne? Ja, biškį pakelčiau aš. Gerai. Tai jo, toks laukia 11 turas, prasideda jis jau penktadienį.
Vilniaus Žalgiris bus irgi iškart po taurės rungtynių, prabėgus 3 dienom. Riteriai turėjo daugiau poilsio. Penktadienį taip pat Džiugas ir Kauno Žalgiris, Panevėžys su Hegelman šeštadienį, o Banga Sūduva ir Dainava Šiauliai bus žaidžiamos jau sekmadienį. Ir pabaigai dar galime žvilgtelti į tai, kas jau nutiko taurėje. Liko dar 3 rungtynės. Šiandien trečiadienį Panevėžys susitiks su Trivarčiu Aukštaitijos stadione, Trivartis šeimininkų teisėmis, bet rungtynės Panevėžio Aukštaitijos stadione vis dar 0-0 kol kas, kaip mačiau socialiniuose tinkluose. Matėt planą Trivarčio? Laukiau teisingai labai. Buvo profesionalu? Nematei žinau? Ne, nemačiau. Trivarčio Facebook'e yra galima pasižiūrėti. Prieš valandą atvažiuoja, prieš 15 minučių apšilimą padaro ir žaidžia. Taip, nes ten, kuo tu ilgiau darysi apšilimą, tuo greičiau paverksi. Taip, tuo gali tau pritrūks. Tu jėgelių. Taip, kad viskas logiška. O ten nesakė, kiek pasimalaus atgal, kai ten... Ne, Burger King'e tik tai, kad... Yra kur sustos. Jo, Burger King'e valgys prieš kelionę. Šiaip geriausia, tai susirenkam, vykstam į oro uostą, išvykstam iš oro uosto. Ten įdomu, kas dėlioja, ten turbūt Dalius Matvėjas visą tą, ne? Gali būt. Jaučiasi suvalkietis, nes pasakai, ką, stadioną imsi, brangiai mokėsi, greitai darykim. O čia su Panevėžiu sutarė, atvažiuoja svečių teisė, viskas ramu. Paskaičiuoju, kas brangiau stadionas ar autobusas kainuoja. Tai ne autobusas, tai su mašina. Tai būtent, ten Dalius paskaičiavo. Tai va, šiandien dar Trivartis Panevėžys, Garliava Ekranas ir Vilnius Futbolo Academy prieš Marijampolės Sūduvą. Na, o jau keletas rungtynių yra ir sužaista šitame etape. Tai praėjusią savaitę Kretingos Minija 3-1 įveikė Nevėžį, Tauragės Tauras 5-1 Utenos Utenį, Telšių Džiugas 3-2 įveikė Akmenės Cementininką ir ten Sebastianas Vaskezas dar 2 baudinius sugebėjo realizuoti ir iš 0-3 į 2-3 sugebėjo Cementininkas grįžt. Šiauliai Riteriai. A lygos komandos irgi aiškinosi santykius. Riteriai pirmavo, Šiauliai rezultatą lygino ir vėliau jau pačia rungtynių pabaiga Danielis Romanovskis pergalę išplėšė. Toliau alternatyvus futbolo klubas įveikė Pempininkus 4-2. Prieš tai kalbėjom, kad lyg ir be staigmenų taurėje, bet viena staigmena, sakyčiau, yra. Kazlų Rūda sugebėjo įveikti aukštesnėje lygoje rungtyniaujantį Bivoną. 1-0 baigėsi ten tos rungtynės. Kauno Žalgirio pergalę prieš Neptūną po pratęsimo jau apkalbėjom. 1-0 po Nido Vasyliaus gražaus įvarčio tolimo smūgio. Banga 2-0 įveikė Atmosferą. Vakar irgi žiūrėjau kažkiek tas rungtynes, tai pakankamai užtikrintai Banga laimėjo ir turėjo ten progų ir daugiau tų įvarčių įmušt. Šiaip abu įvarčiai gan gražūs. Emsis padėjo tašką rungtynėse. Šiaip ką pasižymėjau ir rašiau net ir Discord'e, kad 5 Bangos numeris, tas jaunas afrikietis vardu Viktorį, blemba, koks atrodo nekoordinuotas, toks ir jau pirmam kėliny per pirmas, nežinau, 15 minučių. Nekoordinuotas, apgaulingas. Apgaulingas. Sau ir kitiems. Ir šiaip taip atrodo lemba kaip rizikingai žaidė. Apgaulingai žaidžia, ne? Per pirmas 15 minučių kelis kartus, atrodo taip atvira koja į tą kamuolį eina, kelis kartus varžovui šalia galvos. Čia kokioj pozicijos? Atraminių žaidė, vidurio saugų, jo. Tai toks, Įdomus, jo. Toliau, jau irgi kalbėjom, Žalgiris net 6-0 įveikė Alytaus Dainavą, ten Henrike Devenso hetrikas išėjus po keitimo, Babrungas 2-0 įveikė Kybartų Sveikatą, Jonava 3-2 po pratęsimo irgi sugebėjo įveikti Klaipėdos futbolo mokyklą, nors atsilikinėjo 0-2 ir pirmą įvartį įmušę liko mažumoj. Ten šiaip tokia įdomi situacija. Aš mačiau, žiūrėjau specialiai momentą, tai keista. Aš kaip suprantu, ten traktavo, kad Mickevičius jau tyčia paskui lipo ant vartininko. Tyčia užlipo ant vartininko, bet netrodė ten, kad ten to vaiko ten liptų. Teisėjas buvo šalia, bet man netrodė, kad ten tikrai būtų tyčinis kažkoks veiksmas, nes ten, kad nebardėsi vaikus minčio, žinai, nelaipės. Bet
Nu, bet išlindo Jonava, vis tiek pademonstravo tą Jo. vyrišką charakterį, nes ten po standarto galvą įmušė ir susitvarkė. Transinvest 5-0 įveikė Sirijų ir panašiu metu, bet ten Klaipėdos FM stadione. Galvojau, Taip, buvo futbolo mokyklos stadione. Dvi rungtynės buvo, ne? Taip, 7:30 pradėjo, jeigu neklystu, Klaipėdos FM. Jo, 7:30 mes 8. Tai... pagalvojau, kad gal vyko tuo pačiu metu dirbtinės ir centrinė. Ne. Centriniai Neptūnas tuo metu treniravosi. Vis tiek kažkas vyko. Visos aikštės buvo užpildytos futbolo. Taip pat Hegelman 6-0 įveikė VGTU Vilkus. Ten šiaip pradžioje irgi buvau įsijungęs, tai Vilkai dar taip drąsiai ten ir kamuolį kontroliavo ir jie takas išeidinėjo, paskui po standarto irgi gavo įvartį ir paskui jau pasipylė Hegelman įvarčiai. Tai tiek turbūt, vyručiai, šiandien. Toks tas mūsų savaitinis apžvalginis podcastas. Labai daugiau kažko tokio ir nebuvo. Galima ką paminėti, turbūt kalbėjom ir su Tadu, FK Vilniaus Žalgirio moterų komandos pergalė prieš Gintros ekipą sukėlė nemažai džiaugsmo ir klubo vadovybei. Ir šiaip tokia netikėta pradžia moterų lygoje, antras pralaimėjimas ne iš eilės, bet per vos prasidėjus antram ratui jau 2 kartus Gintra. Jo, ir kas pralaimėjo. nematė, siūlau tikrai pažiūrėti apžvalgą, ten tikrai dar 85 minutė Gintra 2-1 vartininkai išėjo ir galėjo laimėti 2-1, o per paskutinės 8-9 minutės atvirkščiai viskas apsisuko, ten labai toks supinės buvo. Tai ką, šiandien tiek. Žydrūnas Grudzinskas, Arūnas Klimavičius, aš Lukas Gintautas. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū mūsų partneriam Chili Pizza, kaip jau ir minėjau ankstesniuose podcastuose ir Jaras, ir aš jau minėjau, šiemet podcastas 20, galioja kodas, su kuriuo gaunate 20% nuolaidą visuose Chili Pizzos restoranuose, nebe tik didžiuosiuose miestuose, kai buvo praėjusiame mūsų sezone, bet nuo šių metų Visuose? jau visur. Jau ir Utenoj, ir visur kitur, ir Aš Panevėžy. Latvijoje valgiau, ne? O Latvijoje greičiausiai Galvojau gali. sakyt ar ne, bet nesakiau, žinau. Bet ten gali tekt vest podcasts 20. Tai va, ačiū Chili Pizzai, naudokitės kodų, užsukit, paskanaukit, pizzos tikrai gardžios, mes prieš pat įrašą sudarojom vieną pizzą. Tai Dar matykos Čilį pristatinė pizzas? kaip? Pristatinė kas pizzas Čilį. Tadas atveža. Jo. Galite ir Tadą kažkada sutikti, jeigu kviesite namus. Mums Tadas atveža. Gerai. Dirba žmogus. Gerai, vyručiai. Ačiū ir iki kitų kartų. Iki. Iki. Top Sport lažybos, Top Sport ruletė, Top Sport kazino, Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.